Pirma dalis toliau pratęsime apie balansinius ir pažiūrim, kokie objektai, kaip su kuo yra padaryti. Šiek tiek tokių juokingų, įdomių istorijų apie tos objektus. Tai Danfoss sprendimai. Ką mes sakom? Mes sakom taip, kad jeigu turi sistemą ir nori sujungti daug įrenginių, tai kaip ir nelabai gali. Esteras sako, kiekvienai sistemai turi būti atskiras šilumokaitis. Jeigu ten parametrai skiriasi šildymui vienas, radiatoriams, ventkameroms kitas šilumokaitis. Ką daryti, kai statai idlą ir turi vieną vėdinimo kamerą, 5 oro puteklius, 3 radiatorius, oro užuolaidą ir galbūt dar grindinio kontūrą. Grindinio gal nėra lidluose. Bet tarkim, jeigu būtų, nestatysi ten 3 šilumokaičių. Tada, jungi viską į vieną. Kai sujungi viską į vieną, būna įvairių kuriozinių situacijų. Pavyzdžiui, čia yra sujungta viskas į vieną. Šilumos punktas, sujungti oriniai pašildytuvai, ten kažkokios sijos, čia rašo vėsinančios, bet įsivaizduokit, kad šildančios. Čia vėdinimo kamera, dar būtų prijungtas radiatorius koks nors ten šiluminiam punkte, arba laitiniai kokio ten vienas kitas radiatorius. Miksas padarytas. Pavyzdžiui, ten rankiniais balansinis, kažkas automatinis balansinis. Pavyzdžiui, čia ne sijos, o užuolaidos įsivaizduokim. Ir, tarkim, parduotuvė X po atidarymo prasideda įdomus dalykai. Atvažiuoja mašina krauti prekių ir sustoja vėdinimo kamera. Išmeta aliarmą, mašina išvažiuoja ir tada atvažiuoja servizas, vėdinimo kamera žiūri, kas čia yra, temperatūra ateina, išeina, reset mygtuką paspaudė, viskas veikia, oro pučia, 20 eina, viskas gerai. Gal kažkas čia, elektrošuolis. Išvažiavo. Važiuoja kita fūra krautis, vėl aliarmas skambina, sako, vėdinimas dingo, nebepučia, nebėra vėdinimo parduotuvėje. Tai atvažiuoja, fūra būna išvažiavusi, vėl resetą paspaudžia. Brokuota vėdinimo kamera, skambina ten gamintojams, sako, jūsų vėdinimo kamera brokuota, pastoviai aliarmus meta. Tai problema iš tikrųjų visai ne vėdinimo kamerai, o sistemai, nes labai svarbu, čia yra esminis dalykas, mes kiekvieną įrenginį galim kalbėti apie jį atskirai, koks jis geras, jo kiek vatų duoda, koks jis naudingo veiksmo koeficientas ir taip toliau. Ir jis sudedi daug gerų daiktų į vieną krūvą, pradeda kažkas neveikia. Kodėl neveikia? O todėl, kad labai prastai. Čia padaryta, oro užuolaida buvo su rankiniu balansiniu ventiliu ir su paprastu solenoidiniu 2 jėgų vožtuvu. Balansinis atidarytas, sureguliuota galbūt ant kažkokio debito. Ir kai solenoidas atsidaro, slėgio perkirtis yra nedidelis ir visas rautas nuo vėdinimo kameros nukeliauja per oro užuolaidas pučia, viskas gerai, nieks neužšąla, daro užtvarą, kol ten fūra prekės krauna, bet vėdinimo kamera išsijungia, nes jai nukrenta slėgio perkirtis, nebeužtenka srauto, suveikia užšaliminis ir išmeta klaidą. Kad klaidą panaikinti, turi atvažiuoti žmogus, pasižiūrėti, kad viskas gerai, spausti reset. Jeigu viskas gerai, tai tada jis išvažiuoja. Jeigu darom sistemą su automatiniais balansiniais, tai darom viskas automatiniais. Ir viskas sujungta į vieną, viskas veiks. Gali padaryti radiatorius su RADV, su dinaminiais hašais, vėdinimo kamerą su evakuojamais, atšaką vėsinančiom, šildančiom sijom slėgio perkirčio reguliatorių gali uždėti. Oriniai pašildytuvai, ventiliaciniai konvektoriai gali daryti su evakuojamais. Ir viskas veiks. Nebus jokių problemų. Ir kaip dabar tą padaryti, kaip tos visos sistemos schemos atrodo? Tai čia mūsų sugalvotos sistemos, oro vėdinimo kamera su evakuojamais. Toks aprišimo mazgas. Detaliai aš nepasakosiu, čia tiesiog su evakuojamu, termobalansinis, kad palaikyti tolimiausiai. Nereikia ant kiekvieno dėti. Būna, kad ant kiekvieno copy-paste ir 20 vėdinimo kamerų su tais termobalansiniais. Kokio dydžio įdėti? Vamzdynai, matom pavyzdys. Čia diametras 15 termobalansinis. Jo užtenka, kad šituose storuose dideliuose vamzdynuose palaikyti šiltus. Kodėl užtenka? Todėl, kad ten nuostoliai, tarkim, 10 vatų į metrą. 10 vatų į metrą atrodo daug, ne? Bet padauginkim iš 100 metrų pirmin, 100 metrų atgal, gausim 200 metrų kart 10 vatų, kiek bus? 2000 vatų, ne? 2 kilovatai. Kiek 2 kilovatai pavertus į debitą, jeigu delta T 10, pavyzdžiui. Tai 200 litrų, grubiai. 200 litrų yra nieko, kai objekte ten 50 kubų ten cirkuliuoja, ne? Tai oriniai šildytuvai, 2 rutuliniai, evakuojamas, oro užuolaida, 2 rutuliniai, evakuojamas ir toks QT elementas, temperatūrinis. Oro užuolaidoms
geras variantas, nes nereikia papildomai nieko, ten jokio valdiklio, neišmanaus, kur pagal lauką matuotų, ar ten temperatūras reguliuotų. Evakuojamas tiesioginio veikimo kapiliaras uždėtas ant vamzdžio. Pagrindinis dalykas, kapiliaro negalima izoliuoti. Nereikia kišti po izoliaciją. Čia irgi yra blogai sumontuota, matom, kad, aš matau, jūs gal nematot, kapiliaras yra po izoliacija pakištas, todėl blogai veikia. Žodžiu, kaip veikia? Ateina srautas, čia tarkim 60, oro užuolaida, šiandien temperatūra nuima ir kapiliaras mato, kad temperatūros trūksta ir laiko evakuojama atidaryta ir viskas vyksta cirkuliacija, 60-40 viskas cirkuliuoja. Baigęs parduotuvę darbo laiką, išjungia ventiliatorių, ventiliatorius atsijungia. Nebėra nuėmimo, 60 ateina, 58 grįžta, kapiliaras išsipučia ir užspaudžia evakuojimą. Visiškai neužspaudžia, nes vis tiek yra šilumos nuostoliai, palieka kažkokią mikrocirkuliaciją. Tai yra labai gerai, nes mes turim apsaugą nuo užšalimo. Oro užuolaida, tarkim, prie išorinės sienos pridėta, tai kad ir per langą, jeigu stovės vanduo, tai gali užšalti, ypatingai, tarkim, -10 lauke, ne -20. Kiek nustatyti? Tai jeigu temperatūrinis režimas 60-40, tai aš nustatyčiau kokius 35 grįžtančią, gal 40 laipsnių fiksuotų. Tai va, tinka šitas mazgas oro užuolaidoms, kurios pradeda darbą, tarkim, 8 ryto ir baigia darbą ten 10 vakaro. Visą dieną jos laiko pučia ten slankiojančios, ar išdarančios tos durys, ar ratus sukasi. Šita schema tinka tik su Danfoso evakuojimu ir su Danfoso QT elementu, nes būna nukopijuoja, įdeda kitą, tarkim, temperatūrinį nuo grindinio šildymo. Tai tas nuo grindinio šildymo reikia 20 minučių, jam reikia, kad jis atsidarytų. QT elementas atsidaro per 1 minutę, per 60 sekundžių. Jeigu pasikeičia staigiai temperatūra, 60 sekundžių, kad atsidarytų. Grindinio 20 minučių. Kita schema. Kodėl elektrinė pavara? Todėl, kad vėlgi vartai atsidarė staigiai per 5 sekundės ir mums reikia jau turėti užuolaidą greitesnio veikimo. Tai čia ką turim? Evakuojamas su elektrinė pavara evakuojamą laiko visiškai uždariusi, o ant jos apvade stovi MTCV termobalansinis, kuris palaiko šiltą užuolaidą. Ventiliatoriai neveikia, nepučia, oro užuolaida yra prišildyta, tarkim, iki 35-40 laipsnių ir atvažiuoja mašina krautis, laukia, pavyzdžiui, -20, jau užuolaida šilta ir duoda signalą pavarai. Pavara elektrinė irgi greitai atsidaro ten 30 sekundžių atsidaryti, bet jau jinai pradeda atsidarinėti, jau duoda daug didesnį debitą negu per termobalansinį ir jau iš karto pučia karštą orą ir spėja atsidaryti greitai. Grindinio šildymo valdymas irgi evakuojamas su QT elementu tuo pačiu, kaip viskas veikia. Čia turim aukštus parametrus, tarkim, radiatorinė šildymo sistema 860, o čia turim grindinio sistemą, mums reikia 50, ne 50 dabar, tarkim 40-32, delta tai 8 laipsniai. Evakuojimą gali jungti prie kitos sistemos, kur panaudoti ASVPV slėgio reguliatoriai ir turėti daug kilovatų grindinio šildymo. Evakuojamas dabar 32 5 kubai high flow versija, iki 5 kubų yra didžiausias. Čia šitoj pusėje delta T20, tai grubiai 5 kubai padauginus iš 20, 100 kW. Su senu galėjai iki 75, o su nauju galėjai iki 100 kW grindinio šildymo. Tai labai daug. Balansinis ant apvado, aišku, atskirai siurblys ir kur čia va taip įgyvendintas mazgas, šitas grindinio pamaišymas padarytas va štai čia. Gerai, toks ABPM-as. Realiai ABPM čia toks vožtuvas yra Danfoso ABPM, tai yra perkyčio reguliatorius, o čia yra evakuojamas. Evakuojame yra išgręžta skylė ir prijungtas kapiliarinis vamzdelis. Tai komplektas atrodytų va taip. Gali naudoti ASVBD, ASVD arba ASVI. Jeigu jums visą laiką buvo gerai su ASVPV ir su evakuojamais, tai ABPM-as jums nereikalingas. Bet jeigu ieškot kažko įdomesnio, tai tada galima ABPM irgi panaudoti. Jisai tiekime montuojasi atvirkščiai negu perkyčio reguliatorius, kuris ant grįžtamo. Ir tada ant grįžtamo dedasi balansinis. Ir ką mes tada gaunam? Gaunam, kad aš čia turiu vožtuvą, su pavara. Galiu čia pavarą uždėti. Tai variantas toksai, pavyzdžiui, čia radiatoriai, paprastos termostatinės galvos ir įdedu ABPM tam, kad uždėčiau
pavarą ir viską reguliuočiau nuo kažkokio termostato, kurį galbūt per internetą valdau. Jeigu čia įdėčiau evakuojamą, nes man reikia pavarą reguliuoti, tai kai užsidarys vienas radiatorius, tai šitas tada švilps, negalima. Tada reikia dėti perkščių reguliatorių. Dėsiu perkščių reguliatorių, bet aš noriu nuotolinio valdymo. Nu, tai tada variantas danfoselį dėti dvi galvas su maršrutizatorium, ne? Arba BPM su pavara ir tada prijungti prie, tarkim, BMS ar ten kažkur. Nu, toks, kai kuriuose šalyse nenori elektroninių galvų, o nori kažkokią tai tokį zoninį valdymą daryti, kad su zoniniu kažką uždarinėti. Ir gimė tada BPM. Kartais mes juos naudojam, kai reikia į kolektorinę spintelę įdėti ir, tarkim, 32 perkirčio reguliatorius į kolektorinę spintelę nelabai telpa, tai ABPM, čia ABPM turi, bet jis iš pradžių, tokio to pat dydžio, tai matot, membrana yra čia 15 ir čia 15. Mažiau vietos užima, kompaktiškesnis. Bet dirba geriau šitas, nes turi didesnę membraną, tiksliau palaiko slėgio perkirtį. ABPM slėgio perkirtį palaiko paklaidą pasididesnį. Srautų permetimui čia objektas daugiabutis, pirmam aukšte ofisai. Ir pastatė daugiabutyje šilumos siurblį tam, kad klasę pagerinti, 200 kW šildymo, šilumos siurblys 10 kW, tai ten iki kažkurio laiko to šilumos siurblio užtenka, po to jau nebeužtenka, bet jį po to panaudoja, nes gruntinis panaudoja ir tų ofisų pasyviam aušinimui. Iš vienos pusės ateina šilumos tinklų termofikatas, o iš kitos pusės ateina iš šilumos siurblio jau šaltas termofikatas. Ir tada galim į grindinį šildymą pirmo aukšto paduoti vėsą. Ir čia yra toksai 6 krypčių vožtuvas, ateina iš vienos pusės šaltis, iš kitos šiluma, matom punktą per tą paleidžią. Tai čia toksai kaip treigis, rutulinis treigis, tik jie per vieną ašį sujungti su viena pavara, kad būtų patikimumas. Nes jeigu paimsiu 2 treigius rutulinius su pavaromis, tai vienas persijungia, kitas ne. Tada gaunasi, kad šiluma pašalti bėga ir viskas miksuojasi blogai. O kai viena pavara, tada abu permetė ir patikimiau. Va, vėsinimui, sprendimai vėsinimui. Turim šalčio mašiną, turim vėdinimo kamerą, vėsinimas, vėsinančios sijos, ventiliatoriniai konvektoriai. Ir vėsinime esminis dalykas yra nepamiršti teisingai aprišti šalčio mašiną. Nes būna projektuotojai vieni sijas projektuoja, kiti projektuoja vėdinimo kameras, o treti parenka šalčio mašiną. Nu ir kiekvienas iš savo varpinės žiūri, sako, aš va sijas parinkau, nuostolius suskaičiavau šilumos, šalčio pritekėjimus šilumos, vėsinančias sijas parinkau, man reikalingi ten parametrai 14-17 ir viskas, man turi užtikrinti ten kažką. Gerai, tau reikia 14-17, gerai, parinkom. Pastavė čia dinaminę sistemą, kintantis debitas, įdėjom šalčio mašiną su hidromoduliu. Hidromodulis iš principo nesprendžia srauto problemos, išsprendžia tik tai tūrio problemų. Tai jeigu čia nebūtų apvado, ten viskas užsidarė, srauto trūkumas ir šalčio mašina išeina į aukštą slėgį, aliarmas, nėra cirkuliacijos ir užkaito. Iš tikrųjų reikia užtikrinti šaldymo mašinai cirkuliaciją, kad čia būtų kažkokia. Kokia priklauso nuo šalčio mašinos, nes priklauso nuo kompresorių, vieno tipo ar kitokio. Vienas kompresorius, o tų kompresorių daug, bet tas minimalus debitas priklauso nuo kompresorių skaičiaus ir nuo kompresorių tipo. Tai čia vienas iš būdų, toks paprasčiausias, pigiausias, kaip šaldymo mašiną aprišti, bet jis nėra efektyviausias. Galim jungti visur automatinius balansavimo sprendimus į vieną sistemą ir viskas veiks. Vėdinimo kameros aprišimo mazgas. 2 rutuliniai, ABPM, termometrai, manometrai, kaloriferis, viskas, daugiau nieko nereikia. Fenkoilas, centrinis konvektorius vėlgi, 2 rutuliniai, ABPM ir nieko nereikia. Čia objektai tokie, kur viskas Danfoso. Čia termostatų nėra, nes BMS, pastato valdymo sistema yra, bet yra radiatorių galvos, pavaros, kolektoriai. Čia toks geras RAN-ai konvektoriams su ASV. ASV slėgio perkirčio reguliatoriai palaiko delta P, kad RAN-ai gerai veiktų. Ir ABPM prie šalčio sijų reguliuoja vėsinimą. O šitas namas įdomesnis dėl to, kad turi 600 RADV ventilių, bet jis nėra mažas. Aš sakiau 100 radiatorių, tai būtų toks namas mažesnis, kuriam RADV tinka.
o čia yra 600 radavai. Projektuotojai labai išmaniai padarė, jie vamzdį truputį atleido, magistralinius. Per žingsnį padidino, sumažino hidraulinius nuostolius vamzdynė, ko pasiekoje atsisakė daugiau stovų, nes pirminiam projekte buvo čia daugiau stovų. Čia tarkim, neatsimenu tiksliai, bet kaip pavyzdys, tarkim buvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 stovai, ne, ir ten atšakos su slėgio perčio reguliatorium ir ant atšakų pajungta ten kokie nors, nežinau, po 10 radiatorių, kiek yra normalu. Bet atsisakius stovų papildomų, galima padaryti tada ilgesnės atšakas ir ant tos atšakos uždėti, pavyzdžiui, 50 konvektorių ir nedėti perkirčio reguliatoriaus, uždėti 50 konvektorių su radava dinaminiais radiatorių ventiliais ir techniškai viskas gerai gavosi. Čia matuoja DLTP slėgio perkirtį pačiam tolimiausiam taške ir pagal jį reguliuoja elektroninį cirkuliacinį siurblį. Tai yra pats tiksliausias cirkuliacinio siurblio reguliavimas pagal patį tolimiausią tašką. Irgi viskas automatiniais, daug ASV perkirčio reguliatorių, daug šitų ABQM-ų, ventiliatorinių konvektorių. Ofisinai, ABQM panaudojimas. Turim, va šitoj vietoj, va čia, turim atviras erdves, čia berods pietinė, gal vakarinė saulė, daug prišildo. Ten stovi konvektoriai pastatomi, tai tam, kad gauti daugiau šalčio, čia buvo sugalvoję projektuotojai į šildymo atšaką, pajungti šaldymo atšaką ir paleisti šaltą termofikatą tam, kad gauti šalčio vasaros metu. Tai stovi ABPM-as, ant kurio pavara užsidaro, bet kadangi yra perjungiama sistema, tai reikia mums ir paduodama užsidaryti, tai AMZ-112 rutulinis su pavara irgi. Tai ABPM-as užspaudžia, nes reikia abu užspausti, nes kai sujungi, va čia nėra taip, atrodo, čia schema labai paprasta, bet realybėje tai, kai sujungi šaldymą su šildymu į vieną prietaisą ir, pavyzdžiui, atrodytų, nugi uždėjai vieną pavarą ir kitą pavarą, ne? Vieną atidarėjai, kitą uždarėjai, vieną atidarėjai, kitą uždarėjai ir viskas bus gerai. Taip, cirkuliacija iš siurblių ne, bet, pavyzdžiui, skirtingos sistemos statinis slėgis gali skirtis. Ne? Ir kai tu tik vieną atidarai, statinis slėgis, pavyzdžiui, šildyme didesnis ir bėga viskas į šaltį. Tvarkoja, statiniai slėgiai susivienodino sistemose, ne? Tada kas dar gaunasi? Šaltas vanduo, jis yra sunkus. Pavyzdžiui, vamzdis storas, ne, čia kažkur, jisai labai mėgsta, pavyzdžiui, šiltas vanduo, jeigu nebūtų čia uždarimo, tai šiltas vanduo, vamzdžio viršum čia, šaltas, prasideda parazitinės srovės, vamzdyje pradeda tekėti debitai. Ir tada ateini su aparatu pasijungi, visiškai nieko nesupranti. Matai, kad vamzdis tikrai gerai sumontuotas, nes kitas gerai veikia, pasitikrini, bet debitas pas tave rodo, varo į kitą pusę. Kad to nebūtų visą laiką, sujungiam šildymą su šaldymu į vieną prietaisą, du ant paduodamo, ant grįžtamo turi būti atkirtimas. Nematytas, negirdėtas objektas, amžiaus statyba, visą laimę, kad jį įrenginėjant dėjo ABQM-us, nes, nu, matom, statė, matom, nuo 2002 iki 2016, statyti 14 metų. 4 etapai berods ir pirmą etapą padarai. Tai, žinai, siurblys vis tiek pagal 4 ten padarytas, ar čia punktai, man atrodo, atskiri buvo. Bet labai sudėtinga, daug tų atšakėlių, užėjimų, ten tie vamzdžiai visaip ten eina. Jeigu būtų ne automatiniai balansiniai, nebūtų įmanoma subalansuoti. Balansiniai paslėpti yra po suoliuku, čia yra langas su plėvelė nuo ultravioleto, kad paveikslai neišdegtų, ir suoliukas, kuris realiai, nu, atrodo, kad suoliukas, o iš tikrųjų jie atidarius viduje yra 2 konvektoriai, šildymui, šaldymui, ir jie pašildo, pašaldo. Tai vienos patalpos yra šildomos, o kita patalpa gali būti šaldoma, nes paveikslam reikia drėgmę palaikyti ir labai svarbu tiksli temperatūros kontrolė, nes, nu, žinom, jeigu tik tais drėgmė vienokia ir jeigu temperatūrą numažini, ne, per daug, tai automatiškai drėgmė kyla ir gali tada paveikslai kondensuotis, išbėgti ir tada Mona Lisa pradės verkti, nes aprasoja. Ne? Šitas objektas labai įdomus yra. Kas čia atsitiko? Kompanija, kuri statė, montavo inžinerinės sistemas, neįdėjo balansinių ventilių. Tiesiog neįdėjo. Ir atvirinė šildymo sistema buvo be balansinių ventilių. Ten keitėsi priežiūra, eksploatuotojai negalėjo niekaip sureguliuoti namą, po to vieni atėjo, sako, nėra balansinių, bet reikia kažkaip padaryti, norim pats sutvarkyti.
Sako, įdėsim dinaminius radiatorių vožtuvus, nes objektas veikiantis. Ne dabar sudėti, pavyzdžiui, veikiančiam objekte balansinius ventilius. Lubomis eina magistralės, prekybos, parduotuvės, visko yra. Ne? Gali dirbti tik tais nakties metu. Tai reiškia, ateini, nusardai Armstrongus, ne? Kažką įpjauni, vėl viską surinki ir ryte turi būti taip, kad tavęs kaip nebuvo. Ne? Tai veikiančiam objekte neįmanoma iš principo sudėti balansinius, ko nepadarys statybos metu. Aišku, tos kompanijos jau seniai nebuvo, kuri čia montavo, išvažiavo į kitą šalį, galų nėra, tai tada dedam dinaminius. Gerai, sakau, dinaminius galim dėti, bet dinaminis neatlaiko daug perkirčio. Objektas tai didelis. Kiek radiatorių? 200. Gerai, 200. Koks siurblys? Siurblys ten 120 kPa. Gerai, reikia iš gamyklos patvirtinimo. Gamykla sako, kiek ventilių? Sakau, 200. Jeigu ventilis yra išbandytas ant 60 kPa, bet tu dabar nori ant 120 kPa išbandyti. Ką daro su ventiliu? Ventilį paima, pastato staklių, uždeda pavarą ir masažuoja. Ten kokį 100 000 ciklų. Išmasažavo, tarkim, ten 10-20 metų toksai sąlyginis. Tada jį išardo, matuoja su tiksliais prietaisais visas paklaidas, kaip pasikeitė jo veikimas po 100 000 ciklų masažavimo. Ir plius dar prie 120 kPa cirkuliacinės slėgio. Tai sako, nedarysim, negalim ir viskas. Sakau, gamykla neleido ir nepatvirtina, kad galima. Tada sako, bandom ir viskas. 200 sumontavo, skambina, sako, reikia dar 200. Sakau, kam? Sako, pasirodo, buvo pusė objekto, tik pažiūrėjo. Sakau, tai ką daryt? Sakau, 400? Jo, sako, 400. Tai sudėjo 400 ADV čia, pakeitė visus, kurie buvo sumontuoti, va čia 2009. Po to, kažkaip kalbam, sako, jo, matyt, kad siurblį reiks keisti. Sakau, kas su siurbliu? Radiatoriai, sako, termovizorių matuojam labai gražiai. Viršus, šyla, ten delta T yra per radiatorių. Matosi apačia šalta, viršus šiltas, pusė objekto gražu, o ant galo jau radiatoriai mėlynuoja. Trūksta, matosi, cirkuliacija. Tai šiluminiam punkte pakeitė siurblį iš 120 į 240 ir tada viskas, visi radiatoriai susitvarkė už šilą. Reziumė. Visiškai eksperimentinis objektas, problemos sprendimas su nežinia kas bus, bet, eina 25 metai dabar, tai jau kiek čia 10 metų praėjo, ne? Taip, čia bendrabučiai, slėgio perkirčio reguliatoriai apačioje, o čia aukštų, nežinau, kiek yra, 16. Tai reiškia 16 radiatorių. Prieš tai sakiau, 10 radiatorių yra optimali riba sureguliuoti su išankstiniais. Tai čia ekstremalus toks irgi su raenais, kadangi raenas turi dar tas tarpinės padėtis. Yra nuo 1 iki 7, bet dar tarp 1 ir 2 yra dar kokie kelios padalėlės, tai gali ten dar stipriau išskaidyti. Susibalansuoja. Tai jeigu biškį daugiau būtų dar radiatorių, ką tada daryti vietoj raeno? Tada RADV. Su raeno priboja DLTP10, nes po to jau irgi iki 20, nuo 20 triukšmas prasideda. A su RADV 60, tai aš nežinau, čia galėtum tada. Tada jau realiai ribotų matyti statinis slėgis per radiatorių, nes turėtum atkirsti sistemas atskirai, kad būtų zoninis kažkuri sistema iki ten nuo 10 aukšto, nuo 10 iki 20 ir tada Burj Khalifa lipėt beveik šitą. Čia biblioteka, tiesiog architektūriškai labai gražus objektas. 150 perkirčio reguliatorių, taip yra įrengta. Rutuliniai uždarimui ir atidarimui, perkirčio reguliatorių komplektas, grindinio šildymo kolektoriai, bet čia ne grindinis šildymas, o prijungti radiatoriai ir su pastato valdymo sistema uždarėm atšaką ir valdom ten radiatorius. Kitaip dar padaryta yra tokie H jungtis, čia iš to JGMC schema, tai čia braižau kolektorių, tada parodau, taip yra pajungti radiatoriai. Tarkim, vienas radiatorius. Vienvamzdės sistemos principų yra pajungta ir čia yra H-as, jisai dalį srauto praleidžia per tą apvadą, o dalį srauto praleidžia per radiatorių. Ir čia yra tada terminė pavara prijungta prie pastato valdymo sistemos. Ir tie radiatoriai turi dar savo radiatorių galvą, gali pasireguliuoti. Du darbuotojai prie lango sėdi, kažkuris nori daugiau mažiau. Čia tokia sistema yra ir prie jos prijungtas dar grindinis šildymas.
slėgio perkirčio reguliatorių komplektas, gamyklinis mazgas FHM pamaišymo ir čia tada eina grindinis šildymas. Viskas į vieną sujungta. Toks objektas, kas balansuoja, tai įsivaizduoja. Pradedam nuo šiluminio mazgo, ne? Gerai, į šiluminį mazgą, dabar galvoju, į kurią pusę pradėti balansuoti. Kuris taškas čia tolimiausias mano bus, ne? Eit spaust. O čia tai labai didelio skirtumo nėra. Svarbu, kad nuo mazgo pradėjai ir plius minus ten tas slėgio perkirčio reguliatoriai kažkurį praleidai, gal tai surasi, vėliau nustatysi. Eiliškumas nėra labai svarbus. Oficinas, kanaliniai konvektoriai, abakuojamai automatiniai balansiniai abakuojamai su terminiais pavaromis. Čia radiatoriai, terminė pavara ir laidas nueina už radiatoriaus ir ten toliau nueina į pastato valdymo sistemą. Radiatoriai su ASV, kanaliniai su abakuojamais. Daug technopolių, visi jie su ASV ant radiatorių, su abakuojamais ant šalčių sijų. Daugiabučiai su ASV, daugiabučiams, o čia gal šitą schemą įdomesnė. Kaip sakiau, kiekvienam būtui yra labai gerai turėti savo perkirčio reguliatorių. Čia toks vienas iš pirmųjų gal, nes pradžioj mes irgi galvojom, kaip čia, techniškai gaunasi, kad perkirčio reguliatorius ant 5 būtų kaip ir gerai, bet ant kiekvieno dar geriau ir ant kiek kur tas gerumas. Tai pradžioj kažkaip visi dėdavo perkirčio reguliatorių ant aukšto, bet susidūrėm su problema, kad jeigu būtų ofisas, perkirčio reguliatorius ir, pavyzdžiui, ten kokios nors atšakos ofisas, tai būtų gerai. Bet kai yra būtai ir 60 būtų, 60 skirtingų atskirų vienetų. Kiekvienas yra šeimininkas, 60 šeimininkų. Ir tau, kai reikia visus subalansuoti, tau reikia 5 surasti, kad vieną perkirčio reguliatorių sureguliuoti. Vis tiek kažkuris vienas yra arba išvažiavęs, arba nenori, arba išnuomavęs. Tada perkirčio reguliatorius to negali sureguliuoti. Daugiabučiams pasiteisinęs geriausias variantas ASVI su PV ant kiekvieno būtų. O taip atrodo H-as vienvamzdžiai sistemai. Kur privalumas gal? Tai privalumas tas, kad nėra jungčių grindyse. Mes ateinam su vamzdžiu, išlendam į radiatorių, po to einam vėl. Nes jeigu jungt pagal dvivamzdžio sistemą, čia statytum 3 šakius, kažką kirtum vamzdį, presuotum ir tada išlystum į viršų, atsirastų sujungimai grindyse. Jeigu tos grindys pakeliamos, gal nieko, bet jeigu betonuojama, išardomas sujungimas, taip, jos gali betonuoti, bet vėl yra sujungimas, būna užsakovai nenori. Sujungimų jokių grindyse, kad nebūtų užbetonuota. Tai tada tokie H-ai yra kaip sprendimas. Čia toks geras sprendimas manometrinis tiltelis, rutuliniai 3, manometras 1, čia yra filtras, čia yra cirkuliacinis siurblys. Tai mes galim pamatuoti slėgį dinaminį ir statinį prieš filtrą. Aišku, manometras neturėtų čia būti kokiu nors 16 barų. TP siurblio nematysim tokio, kokį mažesnį reikėtų. Pagal namą, nežinau, 8-10 barų. Tai čia gerai, kad persuki rutulinius ir iš karto matai. Slėgio perkirtis ar didėja ar mažėja, tada supranti, ar filtras užsikišęs ar ne. Prieš siurblį irgi tada supranti, siurblys veikia, neveikia, kiek prieš siurblį, kiek po siurblio. Galite delta P pasimatuoti. Kitur užsienį objektuose matau, tai ten jie iš viso daro paprastai. Padaro atšaką rutulinį ir tada paima varinį vamzdelį, kelių milimetrų, varinį vamzdelį, manometrą tada kažkur pritvirtina prie rėmo ir tos 3 vamzdelius į... Gal montavimas greitesnis vis tiek, kad varinį vamzdelį pasiėmė. Nes ten nėra jokio debito praktiškai. Jo, čia tik tai impulsų. Ir jie su vamzdeliais daro. Čia irgi geras valdymas. Debitomačiai, srauto matuokliais, vėlgi ten diskutuojam kartais, ar debitomačiai reikalingi. Jeigu perkirčio reguliatorių turi prieš kolektorių, debitomačiai nežinau. Slėgio klasę sumažina, nes PN6 su debitomačiais, bet debitomačių PN10. 3 kilopascalius nuima, kad vos srautas cirkuliuotų. Tai irgi. Nuosavname tvarkoja, su debitomačiais viskas gerai, bet jeigu oficinas, čia perkirčio reguliatorius jau kontroliuoja 4 kontūrams, tos 4 kontūrus su išankstiniais nustatymais čia gali susireguliuoti. Šitą rodau tam, kad suprast, kada įsileidžia į objektą ir kada galima balansuoti. Vat čia atvažiavau, kaip tik, sako, buvo pirma diena, kai leido jau reiškia reguliuoti. Ne tai, kad leido, o kai buvo užpildyta sistema ir kurią jau galima pasimatuoti. Tai žiūrėkit, viskas jau. Kilimai, lubos uždengtos, šviestuvai sustatyti, kitur jau kompiuteriai, stalai. Ir jeigu būtų reikalas kiekvieną tą, reiškia, tašką subalansuoti, ne,
Tai viskas ten. Nučiupinėtum lubas, nulaipėtum ten stalus, pritaškytum visur vandens, gliukolio, tada kas mokėt. Čiagi viskas nauja gražu. Tai visa laimė, kada pakuojama, tai nieko nereikia reguliuoti, iškart jau jie montavimo metu nustatyti ir tik tolimiausiam taške reikia pasimatuoti. Solenoidai vandentiekiui, pagal Brymus dabar statom objektus, tai reikalinga vandentiekio kontrolė, tam pasitarnauja solenoidai. Solenoidai jų yra visokių, nerūdijančių, bronzinių ir iš ekologiškos bronzos ir su vandentiekio visokiais sertifikatais, vandentiekio sistemoms reikalingi sertifikatai. Vienas dalykas projektuotojams, ką reikėtų gal pasakyti, aiškiai, šilumos mazgas ir grindinio šildymo sistema. Ir kalbant apie, pavyzdžiui, šilumos mazge kaip yra vožtuvas su pavara, šilumokaitis ir cirkuliacinis siurblys grindiniam šildymui, per šilumokaitį ten šildo. Ir įsivaizduokit, sugedo ten ECL-as, sugedo pavara, kažkokioj pozicijoje užstrigo, ne? Tai reiškia užstrigo, režimas cirkuliacinis į grindinį šildo, ateina iš šilumos tinklų, šąla lauke, ateina iš šilumos tinklų, buvo ten 90, ateina 130. Pavara užstrigusi, šildo per šilumokaitį, 130 ir eina į namą jau ne 50 laipsnių, o eina 80 laipsnių. Blogai, kitos šalys turi tokį reikalavimą, sako, jeigu grindinio šildymo sistema ir tavo namas prijungtas prie šilumos tinklų, privalai naudoti dingus elektrai arba ten kažkam sugedus, turi naudoti su spyruoklė grąžinančia pavarą. Reiškia, tavo ten pavara dingo kažkas smegenai, susibumti ir tada jinai užsidarė, atkerta šilumos tinklus ir tavo grindinis nebegauna šilumos iš šilumos tinklų. Kadangi namas su grindiniu šildymu yra labai inerciškas, po truputėlį pradeda kristi būtuose temperatūra. Po paros, po 2 žmonės pamato, kad jau turi ne 22, o 20, pradeda ieškoti, skambinti kažkam, net važiuoja ten prižiūrint organizaciją, arba mato per nuotolinį, jeigu yra prijungtas, atvažiuoja, žiūri, sugedusi pavara, bet neužsidariusi, nieko blogo netiko, pakeitė pavarą, atstatė sistemą ir tada viskas gerai veikia. Nieko nesugadino, ne? Jeigu būtų vamzdis, sakykime, pavyzdžiui, praeitą irgi žiūrėjom, pertas, ne, kuris ten lydosi nuo aukštų temperatūrų, tai gali objektą sugadinti su aukšta temperatūra. Jeigu užstrigo vožtuvas ir vis tiek temperatūra per aukšta nueina į grindinį šildymą, tai irgi reikalavimas tokiose sistemose, kur yra pavojus potencialas pakilti temperatūrai daugiau negu kad priklauso, dėti apsauginį vamzdžio termostatą. Tai yra toksai Type AT, čia pavadinimas, AT termostatas, Andriaus Timofejevo termostatas. Būna ten specialių modelių, tiesiog vadinasi apsauginis termostatas, gali būti įkišamas į vamzdį. Jie nereguliuojami būna, 55 iš gamyklos temperatūra, grinai tiesiog apsaugai. Šitas irgi yra be rankenėlės, ant 55 sureguliuotas ir tiesiog tokį ant vamzdžio uždedi, jeigu viršijo, tunkštą atjungia cirkuliacinį siurblį. Tai viena apsauga pavara su spyruoklė, o kita apsauga, jeigu vožtuvas užsidarinė, bet šlako gabalas neleidžia jam užsidaryti, ir vis tiek temperatūra per aukštą nueina į grindinį, tada apsauginis termostatas atjungia cirkuliacinį siurblį. Ten, kur mažas delta T, tarp paduodamo grįžtamo, tarkim, grindinio sistemą, mes parenkam, pavyzdžiui, 7 laipsniai temperatūrų perkirtis, pavyzdžiui, 40, 33, delta T 7. Bet prie 40 tiekiamos, o 40 tiekiama tai prie minus 20, ne, minus 22. Tai kuo temperatūra laukia mažesnė, tuo mūsų delta T sistemoje mažėja. Todėl tikslesniam valdymui, valdikliui rekomenduotumėm įleidžiamus jutiklius į vamzdį, tam, kad matyti temperatūrą, nes kai tavo pasidaro paduodama 30, o grįžtama ten 27, ir kai pridedamas termostatas jutiklis turi paklaidą plius minus ten 1,5 laipsnį, tai gaunasi, kad ten truputį grybus matai. Su įleidžiamu daug tiksliau matai.